Tai čia yra mūsų namukas. Jis yra viengubas, neblokuotas. Ir čia, Dabar jau pas mus daro kliningą. va čia va tokį mes turime savo privat paplūdimį. Ir ten tai einant toliau palei jūrą. Pas mus taip gražu, kad net visi eina mūsų kėdę fotkinti. Čia jau dvigubiniai namukai. Sako, Danguolė geriau važiuoti su kažkokia kompanija į kokį. Nukritus palmė. Žiūrėk, su motociklus slidininkus tenka. Aha. Kiek būtų nepatinka. Čia sušlapaukoj. Filmuoji? Aha, visoji. Labai oras geras, saulė per debesis. Nes jeigu būtų saulė, tai negalėtų nueiti. Žinau, man tai saulė ne per debesis kepina. Tau gal per debesis, man ne kaip per debesis. Oi, ne per debesis, tu pažiūrėk. Tai vanduo šiltas, švarus. Ten žmonės plaukioja su vamzdeliais, su lastais. Ten rifas prasideda, kur tamsus vanduo. Iš karto staigus skardis maždaug 10-12 metrų į apačią. Čia yra diving centras. Ne diving, bet čia daugiau toksai kaip baidarės. Gali katamaraną visą sakyti. Dabar matau, čia turbūt išvežė su vandens motociklu. O kaip tik ratai vėžės tampa su slidim. Vėl motociklai, matai, išvežti ir tampo, ne? Aha. Nu, čia tie tradiciniai Maldyvų namukai ant vandens. Čia jie yra, kainos nepigios, ne, juose. Ir čia dabar vienas iš baseinų, ten restoranas, nešioja kokteilius, ir mes čia galim pasisakyti kokteilį. Ką? Gal nori išplaukti? Ne, kažkaip dar biškį neplauks po pietų. Tai dabar biškį šimgalas įdėjau išplaukti. Čia? Jo, nebus taip karšta.